Şeye çağıracağım. He has a responsible for everything. Uşaqlar, yürüyüş vaxtı hamıda gülmək zadı yığışdır. Hamının üzündə ciddi sifət olsun. Başa düşdük ama. Bir dakika. O şey kimlerdi? Kapitan buraya. Мы рекламим Пагарбос, Азербайджана территориум, Вентусими. Tarpantousis tesis normos, pripažįsta Kalnų Karabagą, Azerbaidžano žemių dalymą. Kalnų Kamerinis keliasi Kalnų Karabagą, veda per Azerbaidžaną. Mes reikliame Pagarbos Azerbaidžaną teritorium Vientusimi. Tarpantousis tesis normos, pripažįsta Kalnų Karabagą, Azerbaidžano žemių dalimi. Kelias į Kalnų Karabagą veda per Azerbaidžaną. Kalno kamerinis teatras negerbė Azerbaidžano teritorijų vientusimi. Kelias į Kalnų Karabagą veda per Azerbaidžaną. Mes reikliame Pagarbos Azerbaidžano teritorijum vientusimi. Tarpantousis tesis normos pripažįsta Kalnų Karabagą Azerbaidžane žemių dalimi. Kelias į Kalnų Karabagą veda per Azerbaidžaną. Laikom, kad teatras kaip įstaiga yra ne politinė organizacija, apolitiška organizacija ir mes visiškai nedalyvaujame toje veikloje ir tiesiog važiuojam, rodom savo spektaklį ir tiek. Ir nesprendžiam teritorinių klausimų, politinių klausimų, partijų klausimų, dar kažkokių kitokių. Festivalis Armono yra tarptautinis festivalis, turintis gilias tradicijas. Jisai vyksta Jerevane, vyksta kitose miestuose, kiek aš žinau, Armėnijos, bet man pačiam teko dalyvauti jau 2 kartus Jerevane. Vaidinau spektaklį po spektaklį, paskui kovą tą patį. Ir dabar mes važiuojame į festivalį. Mūsų pakvies Azerbaidžanas, mes važiuosim į Azerbaidžaną. Ir visai teisingai. O festivalį, beje, šitako Armono, man pačiam, kada teko būti, dar anksčiau, Jerevane, dalyvavo ir Iranas, ten ir dar, ten vairiausios ir musulmoniškos valstybės, ir arabiškos valstybės. Ir aš nematau čia, mano manim, kiek aš mačiau tą festivalį, jis iš viso neturi politinio akcento. Absoliučiai. Tai mes atskridom į Jerevaną, mus pasodino į mašiną, mes važiavom per ir nekirtom Azerbaidžano teritorijos. Sienos nebuvo. Nebuvo sienos. O tai, kad ginčytina, tai pasaulyje daug ginčytinų teritorijų yra, bet mes turim to užsiiminėti. Jūs galit prisistatyti? Aleksandras Rubinovas, tas, kuris ir buvo tenai ir vaidino, tas baisus žmogus, vardan kurio čia... Ne, tai čia nusikaltėlis, tai va, tai... Nežinau, ir visas tas buvimas, jis nebuvo paženklintas jokios politikos. Apie tai iš viso per festivalį, tą, ką aš supratau, ką jie kalbėjo armėniškai, aš negaliu sakyti, aš tikrai nežinau, bet tą, kas buvo kalbama ten rusiškai ar angliškai, tai buvo kalbama apie teatrą, buvo kalbama apie kitus dalykus, ten buvo ir iš Vokietijos aktorius, ir iš Lenkijos ir taip toliau. Tai čia viešpatį, mes vaidinom, bendravom ir taip toliau.
ką žinau. Normalus teatro Kaip ir festivalis. važinėjom po kitus festivalius, lygiai tas pats.